Sveiki visi! Ar žinojote, kad artėja gražiausios metų šventės? Todėl čia, mūsų jaukioje foje, susirinkome pasikalbėti su kolegomis apie jų planus ir mintis. Kviečiu pasimėgauti šiuo smagiu momentu ir kartu su mumis sužinoti, kokius planus ir tikslus kolegos nešasi naujiesiems metams. Pradėkime. Ar darbe jaučiasi šventinė atmosfera? Taip, labai stipriai. Kas labiausiai prie jos prisideda? Visur pristatyta iglučių, muzika groja, žmonės tokie patenkinti, visi laukia, kada jau ateis ta šventė. Labai mes pasipuošę gražiai visur. Daug eglučių turim ir metalinių. Tai jau atmosfera jaučiasi kelias savaitės. Visur papuošimai, girliandos šviečia, eglutės. Čia, matau, neužilgo turėsim ir istorinį eglučių muziejų į Remo, ir pati pirmoji, ir pati naujausia paskutinė. Tai, tikrai labai jaučiasi šventinės tokios nuotaikos. Kaip ruošiatės artėjančiam šventėms? Darbingai. Darbingai, o nedarbingai kaip ruošiatės? Nedarbingai, kaip duos Dievas. Dar, jeigu atvirai pasakius, nesiruošiu nieko. Nepasipuošė eglutės? Eglutę tai pasipuošiau, tai čia standartiškai. Kokią eglutę renkiesi, dirbtinę ar tikrą? Tikrą. Ar papuošė eglutę namuose? Taip. Ir kaip jie atrodo, didelė, dirbtinė, žalia? Dirbtinė ir spalvota. Kažkokio specialaus pasirašymo nedariau. Viską už mane padarė kolektyvas. Jeigu darbe, o jeigu namie, tai tradiciškai. Eglutė, žaisliukai, kačiukai ir taip toliau. Stipriai rašėsim, dovanų ieškam, ruošiamės, maistų darom, ruošiamės. Turbūt labai tradiciškai planuoju dovanas, bet šiais metais turiu vieną labai tokį ypatingą dalyką, ko nedariau anksčiau. Prikepiau labai daug grybukų kalėdoms. Ar sunkiai sekėsi kepti? Nesunkiai, bet ilgai. Bet tikriausiai gavus labai skanus. Tikiuosi. Lina, patvirtink. Labai skanus. Ramiai. Kaip tas ramumas atrodo? Žinau, niekur neskubu, apgalvoju. Dovanas iš anksto superkam. Noriu su šeima atšvęst, būsiu tikriausiai namie. Pakviesim keletą draugų. Bet linksmai. Šiai dienai labai grandiozinių nėra, bet ir šiaip nėra kažko labai tokio ypatingo. Ir nusimatęs nesu. Ekspromtu viskas. Realiai jo. Taip, turiu planų praleisti šventę su šeima ir pailsėti. Kalėdų eglutė tikriausiai jau papuošta. Taip, papuošta jau senai prieš 2-3 savaitės. Vyksiu į užsienį. Atostogos? Tai o eglutė namuose bent papuošta? Ne. Tai kur kalėdų senis neš dovanas? Nežinau. Turės eglutę visą. Gal bent paliduris pradės. Ar prisimenat kokį nors ypatingą šventinį momentą, kurį norėtumėt pasidalinti su mumis? Prisimenu. Man buvo 10 metų kažkur tai ir visi pakavo dovanas, brolis, ten tėvai, seneliai ir aš, man nieko nėra, senis nieko neatnešė, aš vėl buvau blogas ir galvojau, kad man šakės. Ir visi išsipakavo dovanas ir toks vienas taip bokelis užmestas kažkur, sako, Edmundai, tau lygtai kažką paliko. Aš jau ten ašaras byra, žodžiu, viskas blogai, kalėdų senių nebetikiu, niekom nebetikiu, paduoda tą voką, kas čia per daiktas, kur mano ten koks nors rimtas dalykas, spakoja tą dovaną, o ten buvo mopedo pasas instrukcija. Tai mano dovana tais metais buvo mopedas nuo tėvų. Tai pati geriausia dovana, kiek aš prisimenu. Keletą kartų šventiniais momentais buvo darbas darbe. Ir čia yra vienas iš ypatingųjų momentų. Tai tikrai mylit savo darbą. Taip. Tai daug buvo gerų įvykių, iš tikrųjų. Tai sunku kažką išskirti, šiaip labai geri metai buvo linksmi. Ar tai, kad prisijungiai prie mūsų komandos, irgi priskirtum prie tų gerųjų įvykių? Taip, tikrai taip. Tai ten mokyklojose, kokiuose dar kažkur darželėje kažkada, kai mažas, tai buvo linksma, kitokia biški atmosfera. O kai suaugę, tai truputėlį kitaip.
Tai kol esi mažas ir šventai Linksmiau. tiki, Taip, yra linksmiau. Sunku pasakyti, mes netgi ir pas mano tėvus, kaip keičiamės dovanomis, būna kiekvieną kartą skirtinga tematika, arba pagal kažkokią temą, arba pagal kažkokią spalvą. Tai kiekvienais metais tikrai nustembam visi. Sakoma, kad Kalėdų senelis viską stebi. Ar šiemet buvot geras? Nelabai. Nebuvau geras. Kaip tikitės, rasit dovanų po eglutę ar ne? Senelis manim tiki, manau, kažką atneš. Labai geras buvau šiandien. Pats save nepaglostysi, nieks neužjaus. Tai dovanų tikriausiai gausi, jeigu buvai toks geras. Aš tikiuosi, kad gausiu. Lygtais nieko blogo nepadariau šiais metais. Buvau visokia. Trumpai reiškia. Gera. Gera. Jei galėtumėt būti bet kuris iš Kalėdų senelio padėjėjų, o gal pats Kalėdų senelis, kuo norėtumėt būti? Snieguolė. Kodėlgi? Aš šypsau, kad būtų įdomiau. Fainai. Jeigu šventės reikėtų įvardinti kaip kokį nors skonį, ar galėtum dabar sugalvoti, koks jis būtų? Kūčios man labai smarkiai asocijuojasi su spanguolių kisieliumi, tai sakyčiau gal spanguolė. Ar turite kokią vieną mėgstamiausią pagrindinę šventinę tradiciją? Turiu nevalgyti, mano tradicija yra nevalgyti pienos, kaip ten pienos? Aguonų pieno, nekenčiu. Čia tradicija. Tradicija nevalgyti. Tradiciškai visi siūlo, tradiciškai nevalgo. Tradiciškai atsisako. Taip, ačiū. Jeigu galėtum per šventinę tradicinę vakarienę išgirsti tik vieną dainą, kokia jinai būtų? Kokia daina būtų? Nu, ką nors kalėdinė galbūt, kas arčiau šeimos, apie šeimos jaukumą, apie meilę viens kitam, apie draugystę, ką nors tokio. Labai gražu. Įsivaizduokit, kad turit stebuklingą lazdelę, gal ir turit. Kokius pozityvius pokyčius norėtumėt pamatyti darbe per ateinančius metus? Jeigu turėčiau tą stebuklingą, įsivaizduoju, kad turiu, tai norėčiau visus padaryti motyvuotais, pozityviais ir sveikais, ir laimingais. Va, viskas. Ar galėtum palinkėti ką nors visiems kolegoms, kadangi visi tikriausiai žiūrės šį video? Šventinių nuotaikų ir didelio šventinio stalo. Linkiu gražių švenčių ir sėkmingų artėjančių naujų metų. Kas labiausiai tau visus šiuos metus keldavo šypseną? Nekalbam tik apie darbą ir asmeninis gyvenimas ir visa kita. Ir ar galėtum kažko to palinkėti kolegoms, kad ir jie nuolatos vaikščiotų su šypsena? Dėl šypsenos mūsų kolektyvas visą laiką stengiasi taip padaryti, kad pas mane būtų šypsena. Nu, tą patį noriu palinkėti, kad matyti daugiau to šypsenų. Geros nuotaikos, gerų metų ir daug džiaugsmingų akimirkų. Šilumos, meilės, taikos, džiaugsmo, sveikatos. Neskubėk, prieš darant tau galvok. Norėčiau jo palinkėti visiems visų pirma sveikatą ir sėkmės darbuose. Linkiu visiems supratimo, draugiškumo, sveikatos ir linkiu visiems ateinantiem metams taip ir toliau draugiškai komunikuoti, bendrauti, draugauti ir kartu augti ir tobulėti. Gražių švenčių. Svarbiausia tai visiems sveikatos, kad būtų. Čia yra svarbiausia, o ten jau paskui kiekvienam pagal poreikį. Palinkėjimas būtų paprastas. Jeigu kažką sugalvojat, nemastykit, nes kuo ilgiau mąstysit, tuo labiau dings noras tą dalyką daryti. Tai tiesiog sugalvojat ir iškart darykit. Gražių, ramių švenčių, palinkėčiau visiems pabūti šeimose, pailsėti ir kabinti artimuosius, bendradarbius, pasibučiuoti, pakelt vyno taurę, susidaužti su kaimynu ir ateiti, grįžti į darbą pailsėjusiem, linksmiem
Ir va taip va. Ačiū labai. Apkabinu iš karto. Dar prieš. Pamojuojam. Pamojuojam. Gražių švenčių. Viso. Tai kur motor?